Prie kryžiaus stovėjo kelios moteris. Likę Jėzaus draugai dėja pabėgo. Kodėl pabėgo? Nes Jėzus nepateisino jų lūkesčių. Nors tiek kartų jiems aiškino, kas jis yra ir kodėl atėjo, kad atiduotų savo gyvybę ir tarnautų žmonijai, jų ausis buvo užvertos. Jų pačių norai ir planai buvo svarbesni už paties Dievo žodžius. Jie tikėjosi kažko visai kito – galios, pranašumo, gerovės. Ir kai suprato, kad Dievas neatlieka jų svajonių, jie nusivylė ir pabėgo. O moteris pasiliko. Jos stovėjo, nebėgo, buvo ištikimos. Kodėl? Nes Jėzuje rado didžiausią savo gyvenimo turtą. Rado meilę. Meilę, kuri neatstumia, bet priima. Meilė, kuri leido joms pačioms pajusti savo vertę ir rūmą, daug didesnių šio pasaulio šlovę. Rado laisvę. Laisvę nuo savęs pačių, nuo kaltės, nuo kitų smerkiančių žvilgsnių. Rado naują gyvenimo būdą. Gyvenimą, kurį galima gyventi kitaip, su prasme, su kokybė, su vidinė ramybė. Rado gyvąjį vandenį, po kurio žmogus nebejaučia troškulio. Jos nenorėjo, kad Dievas būtų jų burtininkas, amuletas ar draudimo polisas nuo nelaimių. Jos atrado asmenį, su kuriuo galima būti, su kuriuo galima dalintis meilę ir pagarbą. Ir jos jį tikrai pamilo. Ne dėl to, ką galėjo iš jo gauti, ne dėl naudos, o dėl to, kas jis yra. Kodėl bažnyčioje dažniau matome moteris? Gal todėl, kad jos aiškiau supranta, kad ryšys su Dievu nėra priemonė, tai pats gyvenimo pagrindas, tai ryšys, kuris veda į amžinybę. Palaimintos dienos.